viršugalvio. Pajaučiam savo viršugalvį. Pajaučiam savo galvą. Fizinę galvą, ne mintis. Bandom jausti fizinį kūną. Plaukus. Odą. Peržvelgiam savo veidą, kaktą, antakius, bandom pajausti antakius, erdvę aplink akis. Taip kaip yra, taip ir jaučiam. Iš kūno vidaus gali kilti vaizdiniai, per kuriuos dar labiau, dar geriau pajaučiam. Taip kaip šiandieną mums yra, leidžiam jiems būti, leidžiam jiems kilti. Pajaučiam skruostikaulius. Nosį. Lūpas. Pabūnam dėmesio žandikaulyje. Gerai įsisąmoninam pojūtį žandikaulyje. Toks, koks yra, nieko nekeičiam, tiesiog leidžiam būti. Pajaučiam ausis. Erdvę tarp ausų. Ir pabūnam erdvėje vidury galvos. Mūsų kūnas gali leisti mums pamatyti, kokią erdvės dalį užima galva. Tai gali visiškai neatitikti fizinės mūsų galvos. Gali būti labai didelė arba labai maža galva. Leidžiam kūnui kalbėti, klausomės kūno. Ir leidžiamės žemiau į kaklą. Pajaučiam kaklo slankstelius. Išlinkimo formą, taip kaip jaučiam ją šiandien. Gerklės zona. Erdvę gerklėje. Į kokią medžiagą panaši mūsų gerklė iš vidaus. Galbūt labai švelni, galbūt kaip švitrinis popierius. Galbūt ta erdvė labai užsispaudus arba kaip tik labai atvira. Leidžiam savo pajausti. Pereinam į pečių zoną. Pajaučiam savo pečius. Galbūt iš pojūčių iškyla kažkoks vaizdinys. Leidžiam jam būti, stebim. Einam į rankas, pajaučiam savo rankas. Krūtinės ląstą. Kaip šiandieną jaučiasi mūsų krūtinė. Kiek erdvės krūtinėje yra aplink krūtinę. Kokią erdvę užima. Tačiau pajaučiam erdvę tarp menčių, viršutinę nugaros dalį. Pilvo zona.
apatinės nugaros zoną. Dėmesingu atidžiu žvilgsniu, įsiklausant į kūno pojūčius, leidžiant kilti vaizdiniams, įsiklausomės kūno kalbos. Leidžiamės dar žemiau į kryžkaulio zoną. Pajaučiam savo klubus, kaip jaučiasi šiandien klubai. Visą dubenį pajaučiam. Sėdimuosius kaulus, kurie remiasi į grindis. Visą kūno svorį, sunkio jėgą. Šlaunis, kaip jaučiasi mūsų šlaunis. Keliai, blauzdos, pėdos. Ir dabar lyg iš šalies pažvelgiam į savo kūną. Kokioj jisai padėty, taip kaip jūs matot iš vidaus. Kokių proporcijų kūno dalis, kiek erdvės užima visas kūnas. Ar jisai vientisas, ar kažkokia kūno dalis labiau išreikšta, labiau nori būti matoma, o galbūt kai kuri kūno dalis visai sunykusi. Tiesiog matykit, jauskit. Ir dabar nukreipiam dėmesį į savo kvėpavimą. Nieko nekeičiam, tiesiog stebim jo judėjimą, jo tekėjimą kūnu. Kaip lengvai ar sunkiai jisai tenka. Ritmą, kuriuo įkvėpimas keičia iškvėpimą ir atvirkščiai. Pastebėkit momentus, kai įkvėpimas keičiasi į iškvėpimą. Ir išlaikydami dėmesį viduje, dėmesį savo kvėpavime, tada nedidelius pasilenkimus į šalis. Pagal tai, kaip jūs jaučiat, kokio pasilenkimo šiandien noris, kokiu ritmu. Leidžiam iš vidaus, kūnui nuspręsti. Esmė, kad stuburas būtų tiesus, nelenkiam stuburą, jisai tiesus nuo pat apačios. Jaučiant kūną, jaučiant kvėpavimą, jaučiant kaip sėdimieji kaulai gerai remiasi į žemę.
tokiu būdu mes švelniai pažadinam mūsų apatinę nugarą, ryškulio zoną. Ir baigiam, atsimerkiam, ištiesinam rankas į šalis, lenkiam per alkūnes, dedam ant pečių, alkūnės lygiagrečiai grindim ir nenuleidžiam alkūnių žemyn. Stuburas ilgas ir suimam iš šoninius pilvo raumenis. Mes suksime su kairę į dešinę. Kairę įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Nebūtina labai stipriai susisuks. Stebėkit, kad stuburas nepersitemptų. Ir baigiam, įkvepiam, sulaikom kvėpavimą, alkūnes paduodam atgal, neimtis arčiau viena kitos, stuburą ilginam, tarpetę įtraukiam, laikom, iškvepiam, atpalaiduojam. Ir dabar pradėsim nuo aktyvios pranajamos. Jos apraše yra teigiama, kad šita pranajama valo mūsų karmą. Mes darysim rankom judesį, lyg semtumėm vandenį ir mestumėm jį savo už galvos. Plautumėm save. Ir su įkvėpimu keliam, su iškvėpimu metam. Ir metam, kiek išeina toliau už nugaros. Ir iškvėpiam per burną, iškišdami liežuvį taip toli, kaip išeina.
mums reikės stipriai ganėtinai išsižioti ir gerai iškišti liežuvį ir aktyviai iškvėpti. Mes tai darysim 5 minutės, nes būtent tas liežuvio iškišimas, jisai atlaisvina, padeda atpalaiduoti mums žandikaulio raumenis, gerklų raumenis. Labai dažnai, kai mes norim užkąsti kažkokią emociją, kažkokius žodžius, arba norim pasakyti, bet mums nėra leidžiama, susikaupia įtampa mūsų žandikaulyje ir mūsų gerklėje. Tai šitas judesys, iškvėpimas per burną, mums padeda atpalaiduoti visą šitą zoną. Maži vaikai labai gražiai moka pavaizduoti pasibjaurėjimo emociją. Ir jie tos įtampos savyje nelaiko. Mes laikom. Tai šita kryja padės mums iš to išsilaisvinti. Pasibjaurėjimas yra sveikintina emocija. Jis dirba su mūsų ribomis. Pasibjaurėjimas atsiranda tada, kai kažko yra per daug arba ne taip. Arba mes valgom tai, kas mums nepatinka, neskirta. Būnam su žmonėm, su kuriais negalim sutarti, priimti. Po kurio laiko, kai to būna per daug arba ne taip, nutinka pasibjaurėjimas. Visi mums sako, kad stop gana. Leidžiam drąsiai tą liežuvį iškišti. Pasirašam, pradedam. Liko 2 minutės. Kaip drambliai su straubliu. Metam vandenį virš savęs. Prausiam save.
Ieškam savyje džiaugsmingos energijos. Viena minutė. Penkiolika sekundžių. Ir baigiam, atpalaiduojam rankas ir akimirką tiesiog stebim pojūčius. Leidžiam viskam būti. Kyla jausmai, tegul jie būna. Su įkvėpimu patiesinam nugarą, išilginam stuburą ir neskubėdami lenkiamės žemyn. Kai pasiekiam savo ribą, dedam rankas į priekį ir atpalaiduojam galvą, kaklą, pečius ir giliai kvėpuojam. Rankų pagalba pasikeliam, perkryžiuojam kojas priešingai. Išilginam stuburą, patiesinam nugarą, lenkiamės iš lėto žemyn. Kai prieinam savo ribą, dedam rankas, atpalaiduojam kūną ir giliai kvėpuojam. Bandom maksimaliai atsipalaiduoti, bet kokiame tempime, bet kokioje įtampoje sąmoningai paleisti raumenis su iškvėpimu. Rankų pagalba. Pasikeliam ir atsitūpiam į varlės poziciją. Kulnai suglausti, pėdos žiūri į išorę, keliai išskleisti plačiai, rankos tarp kelių, ant pirštų galų,
Su įkvėpimu mes kelsim klubus aukštyn, tiesinsim kelius. Jeigu išeina, pasistiepsim, neatitraukdami rankų pirštų nuo grindų. Su iškvėpimu leisim klubus žemyn. Svarbu aktyvus, gilus kvėpavimas. Pasiruošiam. Pradedam. 27 kartai. Geras, baigė. Leidžiame žemyn į mokinio poziciją. Jaučiam sukilusią energiją ir pradedam judinti krūtinės ląstą. Su įkvėpimu į priekį, su iškvėpimu atgal. Darom. Paskutinį kartą. Ir dabar atsisėdam ant kairio kulno, ištiesinam dešinę koją. Kairis kulnas įlendam į tarpetę. Dešinės kojos pirštai į save. Pasilenkiam, pasimam ten, kur pasiekiam šiandieną. Tarpetę švelniai suimam, apkabinam kulną. Rankų pagalba pabandom išilginti stuburą ir patiesinti nugarą tiek, kiek išeina šiandien. Ir kvėpuojam ugniniu kvėpavimu. Su iškvėpimu bambą įtraukiam. Su įkvėpimu atpalaiduojam.
Įkvepiam. Sulaikom kvėpavimą, bandom tiesinti nugarą, ilginti stuburą ir stipriai suimam tarpvietę, keliam ją aukštyn iki pat viršugalvio. Su iškvėpimu guldam nugarą, atpalaiduojam pečius, kaklą, viršutinę nugarą. Giliai kvėpuojam. Atpalaiduojam rankas, pasikeliam ir pakeičiam kojas. Dešinę sulenkiam, kulną įdedam į tarpvietę, kairę koją ištiesinam. Tarpvietę švelniai apkabinam kulną, nėra visiškai neatpalaiduota. Pėdą kojų pirštai į save, išilginam nugarinę kairės kojos pusę, pasiimam už tą, kur šiandieną pasiekėm. Rankų pagalba bandom išilginti stuburą ir patiesinti nugarą. Tiek, kiek išeina. Ir kvėpuojam ugniniu kvėpavimu. Įkvepiam, sulaikom, suimam tarpvietę, ilginam stuburą, tiesinam nugarą, laikom. Su iškvėpimu guldam nugarą, atpalaiduojam kaklą, pečius, viršutinę nugarą, giliai kvėpuojam. Atpalaiduojam rankas, pasikeliam, kaupiamės ant kelių. Ir dabar dešiniu keliu suksim maksimalų ratą. Maksimalų. Išjudinam savo klubų sąnarį.
Dar 2 kartai. Pradedam dešinį kelią, sukam kairį kelią. Dar 2 kartai. Leidžiam sėdmenis ant kulnų. Rankom paeinam šiek tiek į priekį. Atsipalaiduojam. Pakeliam galvą. Klūpėmės ant 4. Ir dabar pastatom pėdą per delną. Svarbu, kad blauzda būtų statmena grindim. Ir kelias neužeitų iš pirštų galų. Šiek tiek patonam klubus atgal. Su iškvėpimu leidžiam klubus gilyn. Pasikeliam. Atverinėjam dešinę kirkšnį, kairę kirkšnį. Leidžiam sėdmenis gilyn. Pečius atgal, rankas atgal, krūtinės ląstą atveriam. Dedam rankas atgal. Ir dabar pasukam klubais ratus. Atveriam dar labiau savo klubo sąnarius, kirkšnis. Į kitą pusę. Padarom daugiau erdvės savo kirkšnyse, klubuose. Paduodam klubus atgal, tiesinam dešinę koją. Jeigu nesitiesina rankom, paiki šiek tiek atgal. Pakeliam pirštus į save ir žiūrim, kad kelias gerai ištiesintų. Mums reikia pratempti nugarinę kojų dalį. Kam per mažą tempimą, palikit dešinę koją į priekį dar. Kas gali, nuodinam rankas. Lenkiamas kūnų prie tiesios dešinės kojos. Ir dabar pajudinam klubus į šalis. Į vieną šalį, į kitą šalį.
Judinam, darom. Baigiam. Lenkiam pėdą. Ištraukiam. Pastatom kairę pėdą į priekį. Pažiūrim, kad būtų statmena grindim glausda ir kelias neužeitų už kojų pirštų. Patorinam klubų šiek tiek atgal, su iškvėpimu leidžiam jo žemyn. Persikeliam. Bandom atpalaiduoti abi kirkšnis ir pagilinti įtupsą. Leidžiam klubų žemyn. Pečius atgal, atveriam krūtinės ląstą. Kvėpuojam. Leidžiam ranką žemyn. Paduodam klubus atgal, tiesinam kairę koją, pakeliam kairės kojos pirštus. Tiesinam kairę koją. Jeigu nesitiesina rankom, paeikite atgal, atsiras daugiau erdvės. Jeigu nori didesnio tempimo, paeinam kairę koją į priekį. Ir kiek kas gali, einam rankom tolyn ir leidžiamės prie kairės tiesios kojos kūno. Kvėpuojam. Lenkiam ir pajudinam klubus. Sukam apskritimus klubais. Padarom daugiau erdvės kirkšnyse ir klubuose. Į kitą pusę. Ištiesinam vėl koją ir pasukiojam klubus į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę. Lenkiam kairį kelį ir ištraukiam kojas, nusilenkiam, atsipalaiduojam. Išsivyniam ir atsistojam. Ir vaizdą bandom suderinti. Gerai žeminam kairę pėdą, išskleidžiam pirštus, išplokštinam pėdą. Pernešam svorį ant kairės kojos.
Kairę ranką ištiesiam į šalį. Pakeliam dešinę pėdą nuo grindų. Pirštai į save, kūnas nuo savęs. Su įkvėpimu keliam koją aukštyn, su iškvėpimu leidžiam žemyn. Jeigu išeina, bandom nepadėti pėdos ant grindų. Kuo lėčiau darom, tuo efektyviau, bet tuo sunkiau. Pasirenkam pagal save. Dar 2 kartai. Atpalaidavom. Žeminam dešinę pėdą. Pernešam svorį. Dešinė ranka į šalį. Pakeliam kairę. Pirštai į save. Keliam. Dar 2 kartai. Atpalaidavom. Vėl gerai žeminam kairę pėdą. Susirandam nejudantį tašką priešais save. Švelniai sulenkiam kairę koją. Pakeliam dešinę. Pasiimam dešinę ranką už kelties. Prispaudžiam kūną prie segmentų. Pasiimam kairę ranką. Apraikom pečius atgal. Mintį suvedam arčiau viena kitos. Krūtinės ląstą atveriam. Ir šiek tiek patolinam pėdą nuo savęs. Tuo pačiu atverinėdami krūtinės ląstą. Laikomės. Pravedam pėdą į priekį. Pasiimam rankom už kelio. Bandom priartinti kelį prie krūtinės ląstos. Pasiimam rankom už pėdos. Ir bandom koją tiesinti. Išlaikom pusiausvyrą.
Laikom. Tiesinam. Atpalaiduojam. Kažkodėl pavargo labiau kairė koja. Tam, kad išlaikytumėm pusiausvyrą, per visą mūsų pėdą, koją, pasijungia smulkieji raumenys, atsakingi už pusiausvyrą. Pakartojam su dešine pėda. Įžeminam. Švelniai sulenkiam. Pasiemam kairę ranką už kelties. Prispaudžiam prie sėdmenų. Kulną. Dešinę ranką. Pečius atgal. Tolinam pėdą nuo savęs. Atverinėjam krūtinės ląstą. Pravedam į priekį. Artinam prie krūtinės. Už pėdos. Tiesinam. Atpalaiduojam. Pėda prie pėdos. Išskleidžiam pirštus. Atsispiriam pėdom nuo grindų. Ilginam kūną. Išilgėjam. Paduodam klubus atgal. Tiesia nugarą lenkiame žemyn. Gaubiam nugarą. Pasiemam už alkūnų. Tempiam alkūnę žemyn. Atpalaiduojam kaklą, pečius. Pilvą švelniai įtraukiam į vidų. Svorį pernešam ant pėdų priekio. Bet laikom pusiausvyrą, negriūnam ant galvos. Ir atsipalaiduojam. Leidžiam ilgėti nugarinį kojų pusį. Leidžiam ilgėti stuburo slanksteliam. Tarpam tarp stuburo slanksteliam. Atpalaiduojam rankas, lenkiam kelius, leidžiam sėdmenį žemyn. Pasiruošiam kryptį. Vėl prisiartinsiu. Darysim satkryją. Iššūkis 9 minutėm.
Kas darys pirmą kartą? Ne, čia pirmą kartą darys. Gali būti daugoka. Tai daryk tiek, kiek gali. Ir jeigu jau bus labai stipru ir per daug, tada įsitaisyk į šavasaną. Tiesiog atsigulk, užsiklok ir atsipalaiduok. Rankų pozicija. Sunešim pirštus, ištiesim tik tai smilių. Ir svarbu, moterų nykštys kairys ant viršaus, vyrų dešinys nykštys ant viršaus. Ir tokioj pozicijoje rankas mes kelsim į viršų. Visą laiką tiesinsim rankas, alkūnės turi būti tiesios. Ir kelsim, ilginsim stuburą ir ilginsim rankas. Svarbu atkreipti dėmesį į apatinę nugarą, kad ji nebūtų išturėtus. Mums reikia paduoti uodegą į vidų ir šiek tiek įgaubti, išgaubti nugarą. Ir toj pozicijai mes sakysim mantrą Sat Nam. Su Sat įtraukdami pilvą į vidų ir stingdami tarpvietę. Jeigu visko per daug, tai tiesiog įtraukiam pilvo eigoje, tarpvietė jinai pati pradės pulsuoti. Sat Nam. 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 Bet klubo nejudina. Taip pat žiūrėkit, kad nebūtų labai daug pastangos, nes iš daug pastangos mes truputėlį tos klubus pradedam judinti. Švelniai. Mums reikalingas tiesiog impulsas į apatinės čakras. Kita dalis svarbi yra viršutinės užraktės. Mes mantrą bandom įdėti kaklo duobutę, bet nenulenkiam galvos, o šiek tiek paduodam galvą atgal. Tokiu būdu mūsų kaklas išilgėja ir stuburas patampa tiesus. Impulsas, energijos impulsas iš apačios kyla į mūsų smegenis, į mūsų hipofizę ir konkaležinę liauką. Įsitaisom. Pačioj pabaigoje. Mes įkvėpsim nuo uodegikaulio ir lyg keltumėm vakuumą, lyg liftas kiltų stuburu aukštyn, iki viršugalvio ir iki pirštų galiukų. Dėmesį sulaikom pirštų galiukuose, tarpvietę įtraukiam ir keliam ją aukštyn, tiek kiek išeina. Laikom. Taip pakartojam 2 kartus, o 3 kartą ant iškvėpimo sulaikom ir keliam energiją aukštyn. Aš vėliau atsiųsiu aprašą, bus aiškiau. Dabar tiesiog visko daug, tiesiog darom. Sukryžiuojam pirštus, smiliai. Pas moteris dešinys nykštys ant viršaus. Ištiesinam rankas, ilginam rankas. Pasižiūrim, ar uodega neišriesta, ar nugara neišriesta. Žvilgsnį koncentruojam į galvos vidurį arba į bambą ir pradedam. Sat, na, 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 sat, na. Sat, na, 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 sat, na,
sapna, 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 sapna. Liko minutė. Sapna, 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 sapna. Įkvepiam nuo degikaulio į viršugalvį pirštus, laikom dėmesį, suimam tarpelę. Dar kartą. Paskutinį kartą. Įkvepiam. Iškvepiam. Nuleidžiam rankas, padedam delnais į viršų ant kelių. Išlaikydami dėmesį vidinėje erdvėje ir pojūčiuose. Gulam ant nugaros. Ir iš pradžių gerai išgultam kryžkaulį, apatinę nugarą. Apsikabinam kelius rankom. Dėmesys į apatinę nugarą. Šiek tiek pasiūbuojam į šalis. Jaučiam gerai, kaip nugara prisispaudžia prie grindų. Leidžiam apatinei nugarai kryžkaulio zoną gerai atsipalaiduoti.
Kvėpuojam į apatinę nugarą. Ir tik dabar iš lėto leidžiam jėgas ant grindų. Jeigu turit pagalvę ar papildomą dekį, pasidėkit po keliais. Tik tada ištiesinkit kojas. Ir jeigu dar turite sunkią kokią nors pagalbę, galite užsidėti ant pilvo. Tai padeda geriau atsipalaiduoti apatinėje nugarai iškaulų klubų zoną. Gerai, žeminam apatinę nugarą. Tada išilginam kojas. Suvedam mentis arčiau viena kitos ir per šalis patolinam rankas delnais į viršų. Pasižiūrim apatinę nugarą. Pasukam galvą į kitą pusę. Išilginam kaklą. Užsiplaunam, atsipalaiduojam. Per kelis kartus leidžiam sau giliai atsidūsti ir su atodūsiu paleisti įtampos likučius iš sistemos, iš šaumenų, iš galvos, iš psichikos. Leidžiam garsiai sau padūsauti. Su kiekvienu atodūsiu vis labiau ir labiau atpalaiduojant, paleidžiant kūną. Patikint į žemės palaikymą, žemės atramai. Leidžiant kūnui per tą atodūsį lyg sutirpti, kaip sniegas tirpsta nuo saulės šilumos. Ir pasiskleisti po grindais. Kiekviena kūno ląstele sugeriant palaikymo atramos pojūtį. Mūsų kūnas labai dažnai ilgisi to pojūčio, kad būtų palaikomas, atremtas. Mūsų emocijos, mūsų vidus ilgisi palaikymo ir atramos. Kai jų būna daug, kai jos būna stiprios. Žemė yra mylinti, žemė yra palaikanti, neteisinti ir nevertinanti. ją atsirėmę galite visiškai atsipalaiduoti, visiškai atsiduoti. Leidžiam savo pajausti kūno svorį, jėgą, su kuria kūnas remiasi į žemę. Ir su kiekvienu iškvėpimu vis labiau ir labiau atsipalaiduoti. Atpalaiduoti kūną, raumenis, atpalaiduoti galvą, protą ir mintis, atpalaiduoti visą jausminę sistemą. Leisti sau tiesiog patirti buvimą. Leisti energijai dirbti savo darbą, kuo labiau kūnas atsipalaiduoja,
tuo labiau mes padedam energijai. Ji teka ten, kur jos šią akimirką reikia. Pripildymui, užgydymui, atstatymui ląstelių, neuronų.
gilinant kvėpavimą. Dėmesį sugrįžtam į savo kūną, pajaučiam jį gulintį ant grindų. Vėl nuskanuojam, pajausdami galvą, kaklą, pečius, rankas, nugarą, pilvą, sėdmenis, klubus, kirkšnis, kojas. Užpildom savo sąmoningų dėmesių savo kūną. Jausdami kūną, po truputėlį pradedam jį judinti nuo rankų, kojų, pirštų. Taip kaip jisai nori, išilgėjam, pasirąžom, leidžiam kūnui jus vesti į pabudimą. Taip kaip jam malonu, taip kaip jam noris, pasitempia. Ir verčiamės ant dešinio šono, rankų pagalba per dešinį šoną. Pasikeliam, atsisėdam. Ir visą savo dėmesį nukreipiam į krūtinės centrą, į savo širdies čakrą, anahata. Ties kuria prasideda mūsų sąmoningas atsakas į įvykius, į mintis. Ir jausdami šitą erdvę, pakvėpuojame ją išilgintais subtiliais įkvėpimais, iškvėpimais. Su įkvėpimu mes ją lyg aktyvuojam, pripildom. Su iškvėpimu paskleidžiam širdies energiją po kiekvieną kūno ląstelę. Išpildom visą savo kūną. Meilės, atjautos, dėkingumo, džiaugsmo, šviesos energiją. Mokomės su meile ir atjauta priimti savo kūną, savo patirtis, mus pačius su visom savo savybėm ir kokybėm. Visi pokyčiai prasideda nuo priėmimo.
Dar kartą. Ir atraskite bent 3 dalykus, už kuriuos galėtumėte savo kūnui padėkoti.